podcast.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai, su jumis jau 10 podcasto epizodas ir vienas paskutiniųjų epizodų šiais metais, kai mes abu su Tomu kartu įrašinėsim. Sveikas, Tomai. Sveikas Justai, tai paskutinis epizodas, kai mes viename kambaryje, bet tikriausiai kartu dar įrašysime ne vieną epizodą. Jo, bet nebus to, žinai, susilietimo, susijungimo, dabar tik dvasiškai būsim susijungę. Tai va, Tomai, šiandien yra rugsėjo 14, rugsėjo 15 palieki Lietuvą, kelintą valandą? Palieku po 7:10 iš pačio ryto, skrendu į Stokholmą ir tada turiu už kelių valandų skrydį į Bankoką. Ir trumpai apie kelionę. Reikėjo daug ruoštis, nes vis dėlto čia trečia kelionė, galima sakyti, į Aziją. Ar buvo kažkas kitokio, ką keiti ruošdamasis ir su kuo vyksi? Jo, tai iš tikrųjų geras klausimas, nes daug kas nesikeitė. Po pirmos kelionės, jau galima sakyti, kai su kolega Justu, būtent tavim, kai keliavome iš Dubajaus į Aziją, buvome visiškai naujokai, būtent žengiant į naują kontinentą ir daug buvo įvairiausių stereotipų, kurie mus kaip ir tramdė, netramdė, o labiau kaustė. Tai dabar jau esu pasiruošęs, jau žinau, kokios yra jungtis, tarkime, Tailandė yra jungtis kaip ir Didžiojoje Britanijoje, tai reikėtų turėti tiesiog tą vadinamą adapterį, bet jeigu neturi, vis tiek gali įsigyti ten gatvėje už $1 ir $2. Vėl bandysiu keliauti būtent su minimalistinė, kaip čia pasakyti, savo ekipuotę, ar koks ten žodis, arsenalu. Minimalistinį arsenalų, tai turėsiu labai mažai drabužių, kurie neapsunkins manęs ir tiesiog reikės kas 3 ar 4 dienas jas skalbtis, bet kaip žinia, Azijoje yra labai daug būtent tų viešųjų skalbyklų, tai užtrunka vieną dieną, keli $, ir tau viską išskalbė. Tomai, žiūrėk, turiu tokį klausimą. Manęs dažnai iš tikrųjų klausia, nežinau, kiek tavęs dažnai žmonės klausia, kodėl vyksti į Aziją. Nu, nes žmonės kartais nesupranta, tai trumpai gal. Jo, iš tikrųjų mano svajonių šalis visą laiką buvo Amerika ir į Aziją kažkaip net nesižvalgydavau, vis tiek man Azija būdavo toks labiau trečiasis pasaulis, nelabai išsivyščiusios šalis ir sunkiau ten ekonomika vystosi, bet aplankius Aziją pamačiau, kad ten tikrai žmonės yra labai laimingi, jie turi įspūdingą orą, būtent pietryčių Azijoje, kur yra tikriausiai amžinoji vasara ir kainos yra tikrai labai, labai patrauklios ir už kainos ir kokybės santykį gali gauti įspūdingą paslaugą ar kažkokį tai produktą. Tai būtent vien dėl šitų priežasčių vykstu į Aziją, kad galėčiau toliau mėgautis saulę ir galėčiau rasti kažkokias tai naujas vietas, pamatyti naujų vietų ir susitikti su naujais žmonėmis. Tai kaip ir sakai, kad keliauji su maža kuprinyte, kokie 3 pagrindiniai daiktai būtų, be kurių tikrai nevyktum? Šitas geras klausimas. Vakar susitikau su vienu internetiniu draugu, Ignu Butėnu, linkėjimai tau ir sėkmės vestuvėse ateinančiose, bet būtent jam uždavė per pernakarį šitą klausimą ir mano atsakymas būtų labai panašus į jo. Mano atsakymas būtų, tai man reikėtų būtent laptopo, to nešiojimo kompiuterio, su kuriuo galėčiau dirbti iš bet kur. Kitas dalykas būtų tikriausiai telefonas. Ir paskutinis, sakyčiau, piniginė, bet tikriausiai pasas svarbiau. Tai būtų pasas. Nes galėčiau atlikti kažkokius tai internetinius mokėjimus per savo kompiuterį su kažkokia tai internetinė bankininkystė. O visi kiti dalykai, ten rūbai ir visa kita, manau, nėra didelė problema ten vietą įsigyti. Tai žiūrėk, Tomui, čia vienas iš tų podcastų čia buvo, kai uždavinėjai man klausimus ir dabar realiai aš norėčiau keletą klausimų užduoti tau ir manau, kad visiems klausytams bus įdomu jas išgirsti. Tai gal pradėkime nuo tokio klausimo, kas įtakojo tave grinai pradėti dirbti per internetą, bet tik nereikia tų atsakymų, žinau, kad čia pasiskaičiau sėkmės istoriją. Grinai, kokia buvo pagrindinė priežastis, nes aš manau, kad dauguma, pavyzdžiui, pradeda kažką dirbti, tiesiog, kad neturi pinigų ar dar kažkas, tai papasakok. Jo, čia labai geras iš tikrųjų pavyzdys, kad man tik gavus kompiuterį, aš gavau labai, labai vėlai, man buvo gal 16, pats žinai, kad pas tave visą laiką žaisdavau. Ir aš vaidinau tavo draugą tik dėl to, kad galėčiau ateiti pas tave ir pažaisti. Aš žinojau. Pažaisti
krepšinį ar ten ką mes ten NBA, FIFA žaidžiam. Bet esmė, kad man po kažkiek laiko atsibodo būtent tie žaidimai, būtent GTA kažkuri dalis ir supratau, kad noriu kažką tai kurti, kažkokį tai puslapį susikurti ar kažką. Ir po to pamačiau, kad iš to galima uždirbti, būtent atradau tą vadinamąją Lietuvos uždarbiečių bendruomenę, uždarbis.lt ir pradėjau skaityti apie tos internetinius verslus, kas man buvo tikrai labai nauja. Ir neturėjau kažkokios tai iš tikrųjų net idėjos, kad aš galėčiau dirbti prie internetą ir tiesiog žaidžiau su Photoshopu, bet pamačiau, kad galiu su juo užsidirbti pinigų. Ir nuo tada kažkaip jau pamaniau, kad visai realu tikrai užsidirbti pinigus internetu ir pradėjau domėtis daugiau apie bloginimą ir pirmai pasitaikysiai progai į pirmą užsienietišką blogą parašiau, man atrodo, į sixrevisions.com. Tiesiog pasiūliau jiems parašyti apie 20 naujausių Photoshopo būtent tų actions listą, kurie tiesiog palengvina fotografo darbą. Tai jeigu tu turi nuotrauką ir paspaudi tą būtent actioną Photoshop'e, tau pakeičia spalvas, ten pašviesina, ryškumą padidina ir uždeda tokį kaip ir filtrą. Tai galima sakyti kaip ir senovinis Instagramas, tik Photoshop. Na ir nuo to laiko pamačiau, kad tikrai aš galiu ten uždirbti 80 ar 100 dolerių už vieną straipsnį. Aišku, tie mano straipsniai nebuvo patys geriausi pradžioje, bet vien jau nuo to supratau, kad galėčiau užsidirbti ir daugiau ir nuo to laiko pradėjau investuoti į save ir nebe tiek daug žiūrėjau į tradicinius, žinai, tos tradicinius karjeros pasirinkimus, kaip vienu momentu norėjau būti ekonomistu, vien dėl to, kad galvojau, kad ekonomistai daug uždirba ir yra prestižas pasakyti, kad aš esu ekonomistas. Tuomet turėjau tikrai didelę, ne tai kad svajonę, bet aš tau apie šitą pasakojau, kad norėjau tapti pilotu, bet vėlgi pagalvojau, tiesiog ne visiškai man, tiesiog būtų visai faina pasigirti kažkam, kad aš esu pilotas ir skraidau kažkur, bet po to supratau, kad tikrai internetinis verslas duoda, net nežinau kaip išreikšti, bet tikriausiai neišpasakotą dydį galimybių, ką tu gali su juo veikti, tai tu gali gyventi kur tik nori ir realiai su tavim darbas keliauja kur tik tu sugalvosi. Žiūrėk, dabar toks klausimėlis. Įsivaizduok, jeigu yra toks žmogus, kuris klausydamas mūsų podcastų su kiekvienu mūsų epizodu vis labiau nori dirbti ir gyventi, galim sakyti, tokį gyvenimo būdą kaip mes. Dirbi iš namų, keliauji ir visa kita. Kaip tu manai, kiek procentų jis turi to norėti, kad galim sakyti, kad jis būtų sėkmingas? Nes dabar daug žmonių nori gyventi realiai, sakykim, tokį gyvenimo būdą, bet jie labai dažnai dvejoja ir kai kurie žino, kiek daug iššūkių yra grinai mūsų gyvenimo tokiam būdė. Jo, tai čia tikriausiai viskas atsiremia į tai, kad mes kiekvieną dieną turime vis kažkokius tai naujus tikslus, pamatome vieną straipsnį apie muzikos kažkokias tai super žvaigždę arba pamatome MTV apdovanojimus ir mes norime tapti muzikantai. Kitą dieną pamatome puikiai sužaidusi Joną Mačiulį, norime užsirašyti į krepšinio varžybą, į krepšinio būtent mokyklą ir tapti krepšininkais. Tai manau, tiesiog reikėtų tikrai suprasti, ko tu pats nori. Ir internetas dabar yra ne tai, kad tu turi būti menininkas, tu turi būti ten verslininkas ar kažkoks tai programuotojas, kad galėtum dirbti per internetą. Internetas dabar yra tiesiog kita erdvė, kaip ir visas pasaulis, bet tiesiog viskas skaitmeninėme formate ir tu gali veikti, ką tik nori. Jeigu tu tik nori pardavinėti, kažkokius tai drabužius ar tu nori kažkokias paslaugas teikti, tu tą patį gali daryti realiame pasaulyje, bet taip pat ir internete. Tai manau, tiesiog reikėtų užsibrėžti kažkokį tai tikslą, nereikėtų siekti tapti ten, žinai, kitų Facebook'u ar ten kitų Vinted, bet būtent skiriant laiką ir turint tam tikrą viziją, tikrai gali pasiekti būtent kažkokią tai apibrėžtą sėkmę. Ir vėl, vienam žmogui sėkmė tai yra uždirbti 100 eurų per mėnesį iš interneto, kitam sėkmė uždirbti 1 milijoną per metus. Tai, žinai, reikėtų kažkaip tai tą sėkmę tikrai apibrėžti ir vadinamasis tas reverse engineering, žiūrėti atgalinius būtent tuos laiptelius, kaip tu tai galėtum pasiekti, nes, tarkim, 1 milijonas per metus tai yra kiek? Iš 12 mėnesių po, tarkim, 900, aš nežinau, matematikas nelabai ekonomistas buvęs, 90 tūkstančių į mėnesį. Tada pasižiūri, kad 90 tūkstančių į mėnesį, tai į dieną turi uždirbti po 3 tūkstančius, jo? 3 tūkstančius, tarkim, eurų. Gerai, tada žiūri 3 tūkstančiai eurų
per dieną, tai tu turi parduoti, tarkim, 1000 produktų po 3 eurus. Arba tu gali parduoti 3 produktus po 1000 eurų. Ir tada jau turi žiūrėti, kokią tu gali vertę suteikti žmonėm, kad jin būtų verta 1000 eurų arba jin būtų verta 3 eurų. 3 eurai tai jau paprasta. Ten pora koinių ar ten, nežinau, marškinėlį ar kažkas. O 1000 eurų tai jau tikriausiai reikėtų investuoti ne vienerius metus, kad tu tikrai galėtum suteikti tą vertę žmogui ir sukurti tą būtent vadinamąją pridėtinę vertę, kuri būtų verta 1000 eurų. Ir aišku, tu nepasieksi visko per metus 2. Turėsi padaryti daug klaidų ir tu neklausysi žmonių, kurie jau yra tai padarę, nes tau tiesiog nesusijungs tie vadinami dotsai, taškai tikriausiai. Ir tiesiog tau reikės daug klaidų padaryti, kad tau tie patarimai padėtų. Bet galų gale apsupant save su žmonėmis ir būtent literatūrą ar kažkokiais tai mokymosi resursais, kuo tu nori tapti, manau, tikrai padeda judėti prieki. Tai Tomai, trumpai, kiek žmogus turi grinai procentų būti pasiryžęs? Manai, kad užtenka 50% norėti ar reikia daugiau? Aš manau, kad tikrai turi būti užsibrėžęs 100% ir kiekvieną dieną tie procentai turi tik didėti. Ir jeigu tu nori tapti muzikantu ir menininku ir verslininku, tu netapsi niekuo. Bet jeigu nori tapti muzikantu, kai tapsi muzikantu, tada prašom, gali tapti verslininku. Bet manau, kad vienu metu gali pasiekti tais vieną tikslą. Jeigu, tarkim, aš dirbu darbę, kuris mane patinka ir noriu pradėti grinai dirbti per internetą, kaip manai, kaip man geriau, tarkim, pradėti, kad aš pasiekčiau kuo maksimalesnius rezultatus? Ar man reikėtų eiti taip 50/50, ar tiesiog išeiti iš darbo ir grinai visą laiką skirti grinai naujam pomėgiui ar naujam darbui? Čia labai geras klausimas, nes viena didžiausių klaidų, manau, kurią daro žmonės norintys tapti būtent freelanceriais arba pradėti savo verslą, tai kad tiesiog išeina iš darbo ir sako, aš dabar būsiu verslininkas, aš dabar būsiu freelanceris ir dabar mano gyvenimas pasikeis. Taip, tą gyvenimas pasikeis, tu net neįsivaizduosi, ką daryti, tu turėsi daug įvairiausių būdų pradėti savo verslą ir net neįsivaizduosi, nuo ko pradėti. Tai manau, tikrai protinga būtų skirti keletą valandų po darbo arba tiesiog dedikuoti savo laiką savaitgaliais būtent tai veiklai, kurią tu norėtum užsiiminėti. Ir tuo pačiu metu dirbti būtent tą savo darbą, užsitikrinant finansinę būtent tą saugią ateitį ir susitaupius bent jau 3-4 mėnesiams santaupų, kurias tu vidutiniškai išleidi per mėnesį. Tuomet, manau, visiškai yra saugu išeiti ir pabandyti skirti visiškai visą laiką, atsiduoti savo būtent tai kažkokiai idėjai ir būtent po kelių mėnesių bus aišku, ar ta idėja juda į priekį ar ne, ir jeigu ji nejuda į priekį, tiesiog reikėtų pasižiūrėti, ko nori klientai arba kas būtent neveikia ir padaryti tokią mažą analizę ir nereikėtų, žinai, kažkokių tai rožinio akinių užsidėti ir galvoti, kad o čia per pirmus mėnesius aš uždirbsiu 1000 eurų, tai tiesiog reikėtų daryti mažus labai eksperimentus ir žiūrėti, gerai, jeigu aš susikuriu savo, tarkim, tą internetinę svetainę ir parašau vieną ar kitą dalyką, pasižiūrėti, kiek per mėnesį žmonių ateina, kiek žmonių konvertuojasi į pirkėjus ir jeigu jau kas nors konvertuojasi, tai tada tiesiog reikia gerinti, bet jeigu niekas neveikia, manau, tai reikėtų kažkokį kitą eksperimentą daryti ir pamiršti apie tas rožinės svajonės, kad, žinai, tu tapsi kitas Vinted ar kitas Facebookas, tiesiog pabandyk spręsti problemas, kurias tikrai reikia žmonėms išspręsti ir kurie duotų savo laiką ar pinigus už tą problemą sprendimą. Tomai, žiūrėk, kokius tu, nežinau, tokius patarimus duotum žmonėms, kurie nori grinai pasiekti kažko daugiau negu darbas nuo 8 iki 5. Aš tikrai nebandau sakyti, kad darbas nuo 8 iki 5 yra blogai, kiekvienas mes turim atrasti tai, ką mėgstam, bet dažniausiai tiesiog būna toksai posakis, kad tu čia dirbi nuo 8 iki 5, nusibost ir visa kita. Tai va, kokių tu patarimų duotum žmonėms gyvenime, internete ir visa kita. Manai, ko reikėtų laikytis, kad tu kuo greičiau taptum, nežinau, kuo sėkmingesniu, nes aš praeitam epizode kalbėjau, kad didelę įtaką daro draugai, knygos, internetiniai puslapiai ir visa kita. Tai gal tu galėsi paprieštarauti, kažką pasiūlyti naują.
Jo, čia labai geras klausimas, tik tais aš nežinau, kiek aš galiu patarimus dalyti kol kas, bet aš pats siekiu to vadinamo greatness, lietuviškai nežinau kaip išsiverstų, bet manau tikrai tu turėti kažkokią tai discipliną, turėti savo vertybės ir jų tikrai laikytis, tai neturėtum vieną sakyti, o kitą daryti. Manau, veiksmai tikrai kalba daug garsiau nei tavo žodžiai. Tai tarkim, jeigu tu tikrai propaguoji sveiką gyvenimo būdą ir tu tiesiog kiekvieną dieną pasirodai McDonald'se, tai tikrai, manau, neprideda pasitikėjimo tavimi. Bet kitas... Tomai, trumpai čia vakar Hebra tave Hesburgerį matė. Taip, aš buvau vakar Hesburgerė po pusmaratone, nes labai norėjau valgyti. Ir pasigailėjau, nes norėjau rinktis McDonald'ą, bet buvo per toli. Jo, bet esmė, kad manau tikrai turi turėti kažkokią viziją ir vien tik tais gyventi ir tiesiog sakyti, aš noriu uždirbti daugiau, tau tikrai nepadės pasiekti jokio tikslo, aš noriu atrodyti geriau, tau tikrai nepadės užsiauginti daugiau raumenų ar numesti kažkiek tai, žinai, to antsvorio. Tai reikėtų kuo turėti specifiškesnius, mums sunku su lietuvių kalba, kažkokius tai konkretesnius būtent tikslus, tai tarkim noriu uždirbti 100 eurų daugiau per kitą mėnesį. Na ir gerai, tu tada žiūri būtent kokie yra būdai uždirbti 100 eurų per mėnesį daugiau. Ir vienas dalykas, kuris man labai patiko, kad aš vis savo turiu priminti, kad sutaupydamas aš tikrai nesutaupysiu daug pinigų, bandydamas kažką sutaupyti, aš tiesiog turiu surasti būdą, kaip uždirbti daugiau pinigų ir būtent tie pinigai galės man leisti keliauti ir daryti dalykus, kuriuos aš noriu. Tai manau tikrai reikėtų apsupti, kaip pats minėjai praeitame epizode, save su žmonėmis, kurie tikrai jau daro tai, ką tu norėtum daryti, kurie tave įkvėpia ir kurie yra keliais laipteliais aukščiau nei tu esi. Ir kaip būtent susikonektinti, kaip būtent susitikti su tai žmonėm, tai manau visų pirma reikėtų parodyti, kad jie tikrai yra tau pavyzdys ir tu norėtum kažkaip tai jiems atsidėkoti, tai tu būtent kažkokią vertę jiems gali duoti, tai ar parašyti, žinai, apie juos kažkiam tai žurnale, jeigu tu rašai, ar kažkokį tai blog postą apie juos parašyti, arba tiesiog nupirkti pietus už būtent jų, žinai, laiką, kad jie galėtų su tavim pakalbėti ten 30-40 minučių. Ir paskutinį dalyką tikriausiai sakyčiau, kad reikėtų viską savo gyvenime kuruoti. Tai ką turiu omenyje, kad viskas, ką mes vartojame, tai būtų muzika, filmai, maistas, žmonės, idėjos ir visa kita, viskas formuoja būtent mąstyseną, visą tą pasaulėžiūrą ir aš manau, jeigu tu atsirenki pačios aukščiausios kokybės būtent tą kažkokią tai žaliavą, tai filmai, būtent kaip minėjau, žmonės, su kuriais tu leidi laiką, manau, jie tikrai formuoja tavo visą mąstyseną ir pakelia tave į kitą lygį, tai tikrai reikėtų nenusiminti ir pasakyti ne vieną kartą ne, būtent vidutiniškai kažkokiai tai medžiagai, vidutiniškam maistui, vidutiniškiam žmonėm, kad galėtum būtent pasiekti tą aukštesnį laiptelį. Mano toks paskutinis klausimas tavęs būtų, gal galėtum paminėti savo mėgstamiausias perskaitytas knygas ir kokią įtaką knygos daro tavo gyvenime ir šiaip kokį žanrą skaitai, ar tos, kurie edukuojančios labiau, tokios, kurios žinai kažką naujo, ar ten 50 Shades of Grey. Esu skaitęs kaip ir jūs kolega Gėtės Faustą, bet tikrai aš nebuvau vienas iš tų skaitimo mėgėjų, kai buvau vidurinėje mokykloje, nes tiesiog tikriausiai nepakliuvo nei viena mano dėmesio verta knyga ir aš nenurašau tų knygų, aš tikriausiai nebuvau priaugęs būtent tai literatūrai ir kai būtent pasukau savo freelancerio, būtent verslininko keliu, pradėjau skaityti daugiau apie verslą, pradėjau skaityti apie žmonės ir viena iš labiausiai mane paveikusių knygų tai būtų Dale'o Carnegio Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms, man atrodo, taip verčiasi. Ir būtent jūs tai tu man davei tą knygą ir tu kažkur ją praganiai. Ne, aš nepraganiau, aš tiesiog ją perleidau kažkuriems kitiems žmonėms, kad jie galėtų ją skaityti ir pasikeisti. Tai knygos esmė yra, kad knyga primena labai paprastus principus, kurie galioja. Knyga buvo parašyta beveik prieš 100 metų ir visi principai, kurie knygoje parašyti, visi galioja dabar.
ir aš negaliu atpasakoti visos knygos dabar, nes ta knyga tiesiog yra skirta tam, kad tu ją perskaitytum kelis kartus į metus ir prisimintum tuos principus, bet principai tokie kaip kad šypsotis, įsiminti žmonių vardus, visą laiką daryti kažkokią tai paslaugą ir nesitikėti nieko atgal, tuomet visą laiką prižadėti kažką ir ne tai, kad tik tais deliverinti, bet over-deliverinti. Tai čia būtų kaip išvertus. Tiesiog Perteikti gal kažkas tokio būtų, perduoti. Perduoti daugiau negu buvo žadama. Kitas dalykas taip pat būtent surasti būdą, kaip suprasti tą žmogų ir suprasti, kas jiems patinka, kad galėtum parduoti būtent savo idėjas. Tai vienas iš būdų buvo, kad jeigu tu turi kažkokią idėją ir ją nori parduoti, įtikink tą žmogų, kad ta idėja yra jo ir tuomet jis patikės tą idėją ir jis pradės ją pardavinėti. Tai būtent šita knyga tikrai man paveikė labai visą mąstyseną ir nuo to laiko, kai ją perskaičiau, esu ją perskaitęs jau 3 kartus ir šiuo metu draugelis žiūri kažką Instagrame, kas ten buvo. Ir kita knyga būtų gal Start with Why, tavo paties minėta, kuri tikrai kalba apie būtent tą visą viziją ir kalba apie būtent kompanijų vizijas, bet taip pat galima pritaikyti ir asmeniniam vizijai. Ir būtent jeigu tu turi kažkokią tai viziją ir tu seki tą viziją, tavo darbai ir tavo žodžiai, tavo veiksmai, viskas atsispindi į tavo viziją, tai jeigu tu nori pakeisti pasaulį, tai tu tikrai nesirinksi darbo už minimumą, ar tu tikrai nesirinksi darbo prestižinėje kompanijoje vien dėl to, kad galėtum savo užsitikrinti kažkokią tai finansinę laisvę. Tu rinksiesi tą sunkesnį kelią, tu rinksiesi tą kelią, kuris tau tikrai įdomus ir keičia tavo mąstyseną, kuris tave, challenge'ina ir tu ieškosi būdų, kaip būtent pakeisti tą pasaulį. Kaip to Tomai mėgsti sakyti, super. Ir iš tikrųjų čia buvo visi mano klausimai, kuriuos aš norėjau užduoti tau ir dabar pereisime prie naujo dalyko mūsų epizoduose, tai Q&A, būtų klausimai ir atsakymai. Ir turime keletą klausimų mūsų Facebook'e. Ir pirmas klausimas būtų Tomo, tai kuris užduoda tokį, kokios yra jūsų vidutinės metinės pajamos ir pagrindiniai pajamų šaltiniai. Tai gal pirmą atsakysiu aš, tai kad vidutinės metinės pajamas gal tikriausiai bus labai panašios, kokias yra vidutinis atlyginimas Lietuvoje ir kokias pajamas gauna vidutinį atlyginimą gaunantys žmonės. Ir šiaip, kaip esi freelanceris, labai sunku atsakyti šitą klausimą vien dėl to, kad pajamas labai šokinėja nuo tiek, kiek tu įdedi darbo ir kiek tu turi, galim sakyti, pašalinių, galim sakyti, taip, tų projektų, nes kuo daugiau laiko skiri, tarkim, tam pačiam podcast'ui ir kitiems projektams, tuo mažiau tu uždirbi iš tų pagrindinių dalykų, iš ko. O mano pagrindiniai šaltiniai tai būtų grinai puslapiai, kuriuos aš rašau apie dizainą, technologijas ir visus kitus dalykus. Tomai, ką tu gali pasakyti? Jo, čia labai geras buvo pointas. Gerai, tarkime, buvo labai geras pointas būtent dėl to, kad manau, kiek tu uždirbi ir kiek tu turi laisvo laiko ir kiek tu esi laimingas, manau, visiškai skirtingi dalykai. Tai tu gali uždirbti, tarkim Londone, kai aš gyvenau, aš uždirbdavau tikrai daug palyginus su gyvenimu Lietuvoje ir uždirbdamas, tarkim, 4000 eurų Londone ir uždirbdamas 1000 eurų Lietuvoje, tu Lietuvoje būsi turtingesnis. Nes visų pirma, nuomos kaina yra žemesnė, visų antra yra produktų ir paslaugų kaina daug žemesnė, bet trečias dalykas, kai tu esi freelanceris ir tu dirbi, tarkim, 15 arba 20 valandų per savaitę ir tu uždirbi 500 eurų, tu esi tikrai turtingesnis negu tas žmogus, kuris dirba 80 valandų per savaitę ir jis uždirba 2000 eurų. Nes tu turi būtent laisvę, tu turi pasirinkimo laisvę, tu turi laisvę keliauti kur tik nori. Visų pirma, bilietai yra daug pigesni, jeigu tu būtent juos užsisakai tada, kai yra nesezono metas ir būtent tu gali daryti sprendimus vos nesprikto metu. Sprikto metu yra toks išsireiškimas. Nėra, padarai spriktą ir priemi sprendimą. Jo, šitaip. Ir manau, kad tikrai reikėtų atsižvelgti į tą faktorių, kad tu laisvės nenusipirksi už tuos pinigus, kuriuos tu uždirbsi ir
Mano vidutinės pajamos aš net nežinau. Jos sviravo nuo to laiko, kai aš dirbau agentūroje, dizaino agentūroje, tai jos buvo tikrai didelės, bet palikus agentūrą ir perėjus į freelancinimą, mano dabar pagrindiniai šaltiniai yra Despreneur, tai gaunu kažkiek tai iš reklamos, taip pat yra affiliate marketingas, būtent tie komisiniai vadinami tikriausiai, tai jeigu kas nors nusiperka hostingą arba kažkokią tai temą, kurią aš rekomendavau, aš gaunu kažkokį procentą nuo pardavimų. Tuomet yra vadinamieji tie sponsored posts, tai būtų, net neįsivaizduoju, kaip čia išversti. Promautinimo, nežinau kaip, kaip reklamuoji kitus. Jo, tarkime, užsakomasis reklaminis įrašas ar kažkas tokio. Tai gaunu iš to, paskui, kaip žinote, turiu vieną e-knygą, iš e-knygos šiek tiek generuojasi pajamų, tai yra labai minimaliai, bet vis tiek prisideda. Tuomet turiu keletą klientų, su kuriais dirbu ir rašau jiems apie dizainą, ir keletą klientų, kuriems kuriu kažkokį tai svetainės dizainą arba mobiliųjų appsų dizainą, bet tai yra labai mažai. Tai vidutinės pajamos labai sviruoja. Gali būti vieną mėnesį $1000, kitą mėnesį gali būti 2000, kitą mėnesį gali 3000. Ir būtent dabar esu dar vis toj tranzicijai, perėjime iš freelancerio į būtent verslininką. Ir esmė didžiausia freelancerio ir verslininko yra ta, kad freelanceris pardavinėja savo valandas ir jis turi jas tik 24 per parą, o verslininkas parduoda kažkokį produktą. Ar tai būtų kažkoks tai skaitmeninis ar fizinis produktas, tu jau už jį parduodamas neturi pardavinėti savo valandų ir realiai pardavimai vyksta, kai tu miegi ir tuomet tu jau gali daugiau pardavimų padaryti ir uždirbti daugiau. Tai būtent dabar esu tikriausiai 50-50, freelanceris 50-50 ir tada žiūrėsim, kaip bus kitais metais, bet tikiuosi atsakiau į klausimą, Tomai. Sekantis klausimas būtų toksai, kurį uždavė Danielius, kodėl podcastas internete, o nebandant pasidaryti kokiam vietiniam žinių radijoje ir kas paskatina rinktis internetą. Tai manau, aš atsakysiu vienas į šitą klausimą, tai sakė ir Tomas nori atsakyti, tai atsakysim dviese. Iš tikrųjų pasirinkom internetą vien dėl to, kad galima pasiekti daugiau žmonių. Ir mums kažkaip net nekyla į galvą, kad mes turėtume eiti kažkokį vietinį radiją ar visą kitą. Patys klausome podcastų ir matome ir manome, kad turėtų podcastų banga kažkada labai stipriai ateiti ir į Lietuvą, ir į pačią Europą. Tai manome, kad čia bus labai geras žingsnis pradėti visą tai prieš patį didįjį boomą. Tai čia, manau, atsakiau į abu šios klausimus. Klausimas, kodėl mes neėjome į vietinį radiją, yra realiai mes ir esame vietinis radijas, Berniūnų FM podcastas.lt. Bet jeigu rimtai, tai manau vėlgi ateina tas faktorius, kad jeigu tu pradėsi daryti kažką fizinėje vietoje, kažkokioje tai kavinėje ar kažkokioje tai įrašų studijoje, tu vėl save kaustai ir suriši savo rankas, tai tu negalėsi, tarkim, išvykti į Maroką ir rašinėti naują epizodą, nes tau reikia būti kažkokioje tai įrašų studijai Vilniuje ar Kaune ar Panevėžyje ir rašinėti tą epizodą. Tai manau tiesiog, kaip ir Justas minėjo, mums net nekilo idėja, kad mes galėtume eiti į kažkokią tai tradicinę radio stotį ir prašyti savo laidos ir tiesiog per vieną savaitę sugalvojame visą podcasto idėją ir jau kitą savaitę buvo paleistas pirmas epizodas. Mūsų klausytojas Vaidotas uždavė mums tokį klausimą, koks yra jūsų pagrindinis gyvenimo tikslas? Tai mano tikriausiai pats pagrindinis gyvenimo tikslas yra būti laimingam, o paskui tiesiog yra tokių daug dalykų, kad tu nori būti sėkmingas, nori turėti pinigų, nori būti sveikas, nori turėti draugų, žmonių, kurie būtų taip pat laimingi ir tave suptų ir visą kitą. Tai manau, kad čia galima atsakyti vienu žodžiu, kad norėčiau būti laimingas ir norėčiau padaryti kuo daugiau teigiamos įtakos ir padėti žmonėms. Jo, aš būsiu taip pat savanaudis ir norėčiau palikti kažkokią tai žymę po manęs, kad tiesiog žmonės sakytų, kad vien dėl to, kad aš gyvenau, buvo jiems geriau gyventi, tai būtent ar mano knygomis, ar kursais, ar kažkokiais tai projektais pagerinau jų gyvenimą ir palikau kažkokią tą vadinamą legacy. Tai legacy versusi kaip nepalikuojantis. Kažkas to. Tiesiog palikau savo žymę pasaulyje.
Ignas klausė, kokie yra 3 top dalykai, kurių ieškot kiekvienoje naujoje šalyje, neskaitant gyvenimo vietos, kur galima gauti internetą ir visa kita. Tai manau, kad visą laiką, kur be nuvyktum, pirma vieta yra susirasti sporto klubą. Antra vieta, kur būtų galima pigiai ir skaniai pavalgyti. Ir daug. Pigiai, skaniai ir daug. Tai čia yra pats geriausias jau rinkinys. Ir kitas dalykas iš tikrųjų, jeigu nesusijęs su gyvenamąją vietą ir darbu, tai tikriausiai pamatyti kažką įspūdingo. Galim sakyti taip, ko tu nepamatysi Lietuvoje, ar kuo tave ir patraukia ta valstybė, į kurią tu vyksti. Ir į tą trejetuką dar būtų galima sakyti, kad pažinti vietinę kultūrą ir susipažinti su vietiniais žmonėmis, galim sakyti taip. Taip, aš visiškai pritarčiau būtent to trejetukui, ketvertukui beveik. Eglė mūsų klausė, ar tenkina jūs jūsų darbo lūkesčiai, kuriuos pasiekėte per tam tikrą laikotarpį? Tai aš trumpai atsakysiu, kad per tuos 1,5 metų, kurias aš bloginu ir freelancinu, mano gyvenimas tikrai pasikeitė 180 laipsnių. Aš niekados negalvojau iš tikrųjų, kad gyvenime darysiu tai, kas patinka ir dirbsiu iš namų, keliausiu ir visa kita. Tai čia tikrai. Tomukai? Jo, man klausimas kyla iš būtent Eglės klausimo tau. Kaip tu susitvarkai su tuo būtent jaunatvišku tūkstantmečio žmogaus jaunuolio maksimalizmu? Nes nori pasiekti kuo daugiau, bet kaip žinai, tavo galios ir tavo sugebėjimai yra riboti ir tu turi tiesiog augti kiekvieną dieną, mokytis, tobulėti, kad pasiektum tam tikrą tašką. Tai kaip būtent susitaikai su tuo psichologiniu spaudimu savo? Aš manau, kad čia yra toksai pergyvenamas dalykas, kad tu turi tiesiog, šiaip aš kaip freelanceris, tai tikrai karts nuo karto susiduriu su visokiom mintim, kad kai būna sunku, kad darau kažką negerai, kad kartais, kai nesidirba, tai tu ir tų pinigų negauni, kaip ir sakai, kad turi 24 valandas ir visa kita, tai nežinau, iš tikrųjų reikia žiūrėti kuo realiau į priekį. Aš laikau, kad reikia svajoti, bet reikia svajoti, grynai realiais dalykais visais, o ne taip, kad čia kitais metais nusipirksiu tą, čia namą, čia mašiną. Ir aš stengiuosi kuo daugiau tų pinigų uždirbtų investuoti į dalykus, kurie gali tobulinti mano darbą, kurie gali man, padėti pasiekti kažką naujo ir kuo mažiau pinigų išleisti ant tokių, nereikšmingų dalykų. Čia gal daugumą žaisiu, bet... Pavadinčiau jas gyrimosi prekėmis. Tai būtent aš dabar noriu naujo iPhone'o, bet tik tam, kad galėčiau juo girtis. Jo, tai reikia psichologiškai save, galima sakyti, nugalėti, tiesiog padaryti tą įtaką savo, kad tau nieks nepasikeis nuo to, ką tu turėsi. Tu tiesiog turėsi, pinigai bus išleisti ir tu su tais pinigais gali daug ką labiau padaryti, pasiekti, išmokti ir visa kita. Tai va, ir Eglė pratęsė savo klausimą tuo, kad ar jau galėtume ar mėgintume kažką keisti ir ar gal mėginame, jeigu tai pasidalinkime. Tai aš manau, mano mėginimas kažką keisti yra toksai, kad mėginu kuo dažniau tobulėti. Stengiuosi iškelti savo iššūkius ir kad ir straipsnių rašyme stengiuosi rašyti kokybiškiau, daugiau, ieškai visokių naujų galimybių, nes ta monotonija, tie patys straipsniai ir visa kita, jie po kiek laiko nusibosta. Tai tu ieškai kažko naujo, prie ko galėtum prisidėti ir iš ko uždirbti pinigus. Tai va, tai podcastas yra vienas iš tų mūsų projektų, kurie mums padeda patiems tobulėti ir manau, kad mes įtraukėme nemažą ratą žmonių, kuriems tai irgi turėtų padėti. Tai, o jeigu ne, tai bent kažkaip produktyviau praleisti savo laiką darbe, kurią klauso. Taip pat Eglė dar mūsų klausė, kaip po metų įsivaizduojame podcastą. Tai mes kaip tik kalbėjom prieš šitą epizodą su Tomu, tai kad jeigu turėtume kokį 10 000 klausytojų, kurie perklausytų kiekvieną epizodą, tai būtų tikrai stiprus postūmis į priekį, kalbant skaičiais. O šiaip tai, nežinau, įsivaizduojam, kad
tikrai daug geresnį projektą, didesnį, su įvairiais įdomiais pašnekovais. Ką tu manai, Tomai? Jo, ir kaip anksčiau kalbėjome, kad podcastas tai yra tiesiog būdas pasiekti jūs, pasiekti auditoriją ir produktas, kažkokią tai produktą podcastas dar ir neturi, bet mes labai realiai galvojame apie kažkokius tai būtent ar skaitmeninius, ar būtent realius užsiėmimus, kažkokius tai kursus, kur galėtume dirbti su žmonėmis ir tikrai perduoti tas žinias, kurias turime ir tiesiog mokytis iš jūsų, būnant kartu būryje. Taip pat buvo idėjų paleisti kažkokias tai trumpas būtent e-knygas, kurias galėtumėte skaityti ir daugiau išmokti būtent tų techninių dalykų, kaip pradėti savo tinklaraštį, būtent tą blogą, kaip rasti klientus, kaip būtent rasti savo viziją, kaip būtent sukoncentruoti savo dėmesį ir dirbti prie tokių dalykų, prie kurių reikia dirbti, o ne prie tų, kurie tiesiog jaučiasi gerai, kai tu juos darai. Ir galvojame apie kažkokį tai gal netgi one-on-one coaching, tai tiesiog asmeninį kaip ir coachinimą, bet kol kas tiesiog norime daryti tai, ką darome, norime kuo daugiau žmonių pritraukti, klausyti podcastus, tai ne būtent mūsų, bet kad jie pamatytų būtent tą visą vertę klausimo podcastų ir mokytųsi iš kitų žmonių. Ir taipogi pasakysiu, kad pridursiu dar taip, kad tikrai, kad Tomas išvardė, mes tikrai apie tokius dalykus mąstome. Ir kol yra galimybė, tai tikrai prašom jūsų visų dar kartelį, kad užduokit klausimus mums per visus įmanomus kanalus, Facebookas, per podcastas.lt, YouTube, SoundCloud'e. Visur galima komentuoti ir užduoti klausimus ir čia tiesiog pridūriu, kad nepamirščiau. Ir jeigu norite, galite netgi atsiųsti laišką. Taip, laišką visą galima atsiųsti, tai ten iš tikrųjų tokio kaip e-mailą nėra nurodyta, bet į reklamą galima siųsti, reklama podcastas.lt. Tai ten mūsų podcastas.lt puslapį yra, Tomui klausimą iš savo pusės, ten mačiau turi kažkokį. Jo, ačiū Juliui, Juliau linkėjimai tau į Kopenhagą, ačiū už klausimą, bet klausytojams, kurie nežino jo klausimo, tai būtų, tiesiog paskaitysiu jo žinutę. Sveikas, turiu profesinį klausimą. Aš perku web domeiną iš one.com, nes ten viskas gerai ir panašiai. Jie duoda labai daug domeno pabaigų, pavyzdžiui, clear.com, clear.com, clear.vision, clear.one. Ar tos domeno pabaigos ką nors realiai keičia ar ne? Noriu pirkti tokį precise.vision, todėl ir klausiu. Tai Juliau, čia tiesiog neturiu labai vieno teisingo atsakymo, bet manau tiesiog yra visų pirma įprotis, kad žmonės ir būtent užsienio auditorija yra pripratę prie .com domenų, kurie yra skirti komerciniams projektams, būtent com reiškia commercial. Ir žmonės tiesiog yra taip pripratę prie to domeno, kad jeigu ir Facebookas būtų .net, visi vestų .com ir tuomet pamatytų, kad neveikia, arba Facebookas padarytų būtent nukrypimą. Ir manau, čia būtų tiesiog dėl asmeninių kažkokių tai sumetimų rinktis precise.vision. Aišku, tai labai lengvai brandinasi visas projektas, tuomet tau nereikia naudoti jokio com ir projektas atrodo daug unikalesnis. Ir reikėtų atsižvelgti, iš kur ateis būtent tavo lankytojai, nes šiuo metu, tarkim, į despreneur.com ateina tik tais apie 15-20% tiesioginių lankytojų, ką reiškia, kad jie paima ir įveda visą adresą į būtent adreso eilutę despreneur.com. O daugiau viskas ateina iš būtent paieškos variklių, ateina iš socialinių tinklų ir tiesiog reikėtų pagalvoti, iš kur ateis tavo lankytojai ir per daug nesusiparalyžiuoti savęs būtent priimant sprendimą, kurį domeną nusipirkti. Andrius į mūsų puslapį podcastas.lt uždavė klausimą, gal galėtumėte aptarti investavimo būdus jauniems žmonėms? Galbūt yra specifiniai būdai, kaip investuoja skaitmeniniai klajokliai. Tai investavimo būdų yra tikrai daug, bet aš grinai pasidalinsiu iš pozicijos, su kuo man teko susidurti. Tai aš kaip ir čia prieš 10 minučių minėjau, kad aš stengiuosi kuo daugiau investuoti į tai, kas pagerina mano darbą. Tai galima sakyti, tai yra kompiuteris, tai yra telefonas, tai yra mikrofonai,
tai yra, nežinau, viskas, sakau, kas pagerina tavo darbą, kas pagerina mano, taipogi, sportą, tai būtų avalynė, kas pagerina gyvenimo kokybę. Ir manau, kad kuo mes būsim laimingesni visose, galim sakyti, gyvenimo aspektuose, tuo ta gera nuotaika, man atrodo, mus ves į priekį. Tai aš siūlyčiau kiekvieną didesnį pirkinį perkant, savęs tikrai paklausti, ar mums jo reikia. Ir gal paieškoti tokių vietų, į kurias mums reikėtų investuoti, kad mūsų gyvenimo kokybė pagerėtų, galima sakyti taip. Jo, čia geras atsakymas. Aš manau, apie investavimą man pirma idėja, iškart kai paklausiu žmonės, kur turėčiau investuoti, iš karto galvoju apie būtent tos finansinius maklerius, apie ką aš nieko iš vis nesuprantu. Ir jeigu šiaip kalbant apie investavimą, labai sutinku su Justu, kad reikėtų investuoti į būtent savo gyvenimo kokybę, nes jeigu tu būsi laimingas, tu galėsi pasirūpinti savo sveikatą, būtent investuodamas į sveikatą, tu galėsi pasirūpinti savimi, savo artimaisiais ir galėsi būtent įvykdyti tas idėjas, kurias tu turi galvoje. O kitas dalykas, manau, tiesiog reikėtų tikrai investuoti į dalykus, kuriuos tu pats supranti. Tai jeigu aš dabar pradėčiau investuoti į sporto lažybas, kur aš nelabai seku dabar paskutiniu metu sporto lažybas ir tiesiog aklai mėtyčiau pinigus, bandydamas ten kažkaip tai laimėti, manau, kad man tikrai nesisektų. Ir ne tik manau, bet man ir yra tokių patirčių buvę, kad aš tiesiog aklai pamačiau, kad vienas draugas ten stato už krepšinį ar futbolą ir aš pastačiau ten už Chelsea, už Manchester United, Real Madridą ir esmė, kad niekas nieko nelaimėjo, nes aš tiesiog neturėjau žinių. Tai manau, investuoti reikėtų taip pat į sritis, kurias tu supranti. Tai jeigu tai būtų sportas, tai tau reikėtų visų pirma tikriausiai investuoti į tas žinias sporto, tai pasimti ar asmeninį trenerį, ar nusipirkti knygą ir pasiskaityti, ar pasimti kažkokį tai online kursą ir sužinoti daugiau apie mitybą, apie treniravimąsi, skirtingus būdus, kad tu turėtum kažkokią tai galę investuodamas būtent tą investiciją padidinti. O kitas dalykas, tai manau, reikėtų galų gale investuoti tik į save. Tai yra vienintelis dalykas, kuriuo tu praleisi visą gyvenimą, nesvarbu, su kuo tu gyvensi, ką tu mokysies, ką tu valgysi, bet tau reikės praleisti su savim visą gyvenimą. Tai manau, tikrai gera investicija investuoti į save ir džiaugtis gyvenimu. Alius mūsų klausė, pasamprotaukit, kokią dalį sėkmės sudaro produkto dizainas ir išvaizda. Tai gal Tomai, tu čia dizaineris, gal nori pradėti, bet manau, kad čia ne vien tik tais apie elektroninius produktus, grinai apie visus produktus. Jo, esmė, aš nežinau kaip lietuviškai tikrai yra apibrėžimas dizaino, bet aš kaip suprantu šitą žodį iš anglų kalbos, kad dizainas tai yra nebūtinai vizualai, tai gali būti gyvenimo dizainas. Ką turiu omenyje, kad mano gyvenimo dizainas yra sudėtas iš, tarkim, sveikos mitybos, disciplinos, yra sudėtas iš kelionių, yra sudėtas iš nesibaigiančių kažkokių tai komforto zonos iššūkių. Ir manau, jeigu pažiūrėsime į gerą dizainą, esmė yra, kad visa kas mus supa, viskas turi dizainą. Ar tai būtų duris, ar tai būtų spintelė, kamera, tavo drabužiai, kompiuteris, viskas turi dizainą. Bet tik labai maža dalis turi gerą dizainą. Tai esmė, kad reikėtų rinktis produktą, manau, kuris tikrai turi gerą dizainą ir ne tik, kad gerą, bet labai gerą dizainą. Ir būtent investuojant į gerą dizainą, manau, būtent investicija atsiperka ilgesnėme laiko tarpe. Tai, kaip žinome, skupas, ar kaip ten sako, moka 2 kartus. Bet man pačiam buvo ne vieną kartą taip, kad nusipirkau arba pigesnį hostingą, būtent talpinti svetainę ir tuomet tu matai, kad po kelių dienų būtent tas hostingas nulūžta ir tu nebegali prisijungti prie savo svetainės. Tu nusiperki pigius batus ir už 2 ar 3 mėnesių tu turi jau keisti kitus. Tu nusiperki pigų bilietą, tarkim, su traukiniu ir tu praleidi 8 valandas agonijoje prie tualeto, nes nebebuvo kur atsisėsti vietų, bet tu išleidai tik 3 eurus, tarkim. Tai manau, tikrai reikėtų investuoti į gerą dizainą ir labai gerą dizainą, kuris tikrai užtrunka daug daugiau laiko būtent jį atlikti. Ir jeigu kalbant apie vizualus, tai vizualai yra labai apgaulingas dalykas, nes jie yra tik tais paviršutinis būtent tas layeris, sluoksnis.
ir būtent tie vizualai, būtent išvaizda gali labai greitai apgauti tiek žmonės, tiek vartotojus, tiek verslininkus. Tai manau, tiesiog reikėtų tikrai pasigilinti į funkciją, į būtent pačią paskirtį ir kokia buvo visa idėja, visa vizija po tuo dizainu, nes tik tais gražiai atrodyti, tai dar nieko nereiškia. Aš pabandysiu šitą klausimą atsakyti truputį kitaip negu Tomas. Tai jeigu kalbam apie produkto sėkmę, aš paimsiu taip labai paprastai, kad kažkokią prekę parduodant, tai manau, kad tikrai išvaizda ir dizainas tai yra realiai pats pirmasis dalykas, kuris patraukia akį. Tai pažiūrėkime taip pat Facebook ir visur kitur, kur būna pardavinėjami produktai, arba į Apple puslapį nueikim, kur produktai būna nuostabus, kur būna nuostabus pats puslapio dizainas. Ir manau, kad taip, dizainas ir išvaizda yra, man atrodo, vienas pagrindinių dalykų, kas tikrai daug parduoda. Čia taip pat, kaip sakoma, kad nuotraukos parduoda. Tai jeigu nuotraukos būna gražios ir visa kita, tai tikrai sudaro didelę dalį. Čia labai panašiai, kaip sako, kad pirmas įspūdis žmogaus, tai vis tiek pasitinkam palei išvaizdą, išlydim palei protą. Tai taip, manau, kad ne didžiąją daugumą, bet tikrai dizainas sudaro. Paskui vis tiek eina, kokią funkciją tas atlieka produktas ir kaip jis atlieka tą funkciją. Jeigu jis yra kokybiškas, jis atlieka funkciją ir tarkim yra du tokie patys produktai, tai manau, kad mes imsim taip pat puikiai dirbantį, veikiantį produktą, tik su gražesniu dizainu. Tai va, tai ačiū Aliau tau už puikų klausimą ir visiems kitiems. Ir dabar pereisime prie tokių truputį linksmesnių klausimų. Tai pradėsime nuo Rasos klausimo. Rasa klausė, ar tikite reinkarnaciją ir kaip galvojat, kas tokia buvot praėjusią gyvenime? Žinai, ką jūs tai padarom taip, kad aš atsakysiu, kas tu buvai, atsakysiu, kas aš buvau. Tai leisk man pagalvoti, bet labai geras klausimas. Visų pirma, aš iš dalies tikiu reinkarnaciją, šiaip nesu labai dvasiškas žmogus, bet neturiu nieko prieš religijas. Iš kiekvienos religijos tikrai esu išmokęs ne vieną gerą dalyką. Bet reinkarnacija, tarkime, ir tikiu ir netikiu. Tai nebus šio klausimo kažkaip apsibrėžęs. O jeigu reikėtų atsakyti į klausimą, koks gyvūnas, arba čia ne gyvūnas, kas būtent buvai Justas praėjusiame gyvenime, tai aš manau, kad buvai kažkas labai labai vikrus ir labai ta prasme, energingas. Nes tikriausiai po vienos reinkarnacijos tavo būtent savybės per daug nepasikeičia ir tu buvai toks landus, toks, žinai, kaip čia pasakyti, toks meilus, toks, žinai, lengvai prieinantis ir taip toliau, tai tikriausiai alfa vyras, bet čia tikriausiai nelabai geras atsakymas, bet aš manau, kad tu buvai bambukas. O ką aš turiu bambuko omeny? Žinai, kaip būna šermonėlis. Žinai šermonėlį, tai aš manau, tu buvai šermonėlis. Jo, ačiū už atsakymą. Aš iš tikrųjų labai turiu tokį atsakymą lengvą. Tu grinai buvai tas, žinai, kur yra toks tinginys. Toks, aš dažnai sakau, kad tingusis rakūnas, tik nežinau, rakūnas ten grinai yra tingusis rakūnas, bet toksai, žinai, kur tinginys, tipo, kur toks, tipo, didelis, gali padaryti kažką, bet, nu, taip lėtai, tingi, žinai, nes čia iš tikrųjų įdomi, kad mes vienas kitą apipavydaliname kaip gyvūną praėjusiam gyvenime, bet jo, aš tave įsivaizduoju kaip tą tingųjį rakūną. Kitas klausimas būtų Akvilės. Būtų toksai, jeigu galėtumėt pavakarieniauti ir pasikalbėti su kokiu nors garsiu žmogumi, kas jis būtų ir ko norėtumėte paklausti? Tai čia iš tikrųjų toksai labai įdomus klausimas ir gal pasirodys taip įdomiai, bet... Čia iš gyvų esančių tikriausiai. Aš taip įsivaizduoju, kad iš visų, nes čia nelabai įvardijo. Tai iš tikrųjų, nežinau, ar norėčiau su to žmogum pavakarieniauti, bet iš tikrųjų būtų įdomu pakalbėti su Adolfu Hitleriu ir tiesiog užduoti klausimą, kodėl. Nes labai daug tų spekulacijų ir iš tikrųjų yra ir nežinai, kuo tikėti, kuo ne. Tai gal prie to pasiliksiu. Tomai? Wow, aš net nežinau, jeigu iš gyvųjų esančių, tai tikriausiai vieni iš šitų būtent technologinių vizionierių
vizijų žmonių, tai su Elonu Musku, Richardu Bransonu arba Billu Gatesu. Ir nežinau, kuris būtent sutiktų pavarginiauti, tiktų bet kuris, bet paklausčiau tiesiog apie gal didžiausias klaidas arba didžiausius nusivylimus, ko jie grįžę atgal laiku būtent nedarytų, ar tai būtų, žinai, paskambinti kažkam, ar būtent mokytis, ar pradėti vieną ar kitą verslą. Tai tiesiog paklausčiau, ko jie nedarytų, jeigu grįžtų atgal į laiką ir būtent kodėl, kad galėčiau pats kažką. Tai tikriausiai man užtruktų keletą metų, kad suprasčiau jų atsakymą, bet kad galėčiau būtent jį išskaidyti ir priderinti prie savo gyvenimo. Ir paskutinis klausimas, taipogi akvilės, jeigu dienai taptumėte nematomi ir jūsų neribotų atstumai, ką veiktumėt? Tai jeigu tapčiau nematomas, tai tikriausiai pirma mintis, kuri man kilo, tai tikriausiai užeičiau į moterų persirengimo kabiną ir ten pabūčiau. O kurioje čia vietoje, nes mūsų atstumai neriboja, tai varytumėm į Los Andželą ar varytumėm į Vilniaus impulsą? Nu, nežinau, manau, kad nebūtų su to problemų. Tai aišku, tikrai nedaryčiau kažkokių ten gąsdinimų, dar kažko. Eitume mergų žiūrėti, eitume banką plėšti, dar ką nors, nežinau, tokie nesam patys geriausi, nu vis dėlto iš Panevėžio esame. Jo, ir šiaip, kai nematomas esi, tai niekas negalės kaip ir kaltinti tavęs. Jo, tai nieko nežudytume, bet pasiskolintume pinigų, kurių negrąžintume ir tikrai pamatytume daug figūringų, gražių moterų. Manau, Tomas prisijungtų prie manęs. Taip, jeigu būtume abu nematomi arba, žinai, po vienu tuo apsiaustų būtume valindę. Kaip ir Harry Potter. Jo, tai mes kažkada esame Harry Potterį irgi taip pat matėme. Tai va, tai čia buvo visi klausimai, kurie buvo tikrai įdomus ir tikrai tikime ir manome, kad galėsime už kokią mėnesio vėl padaryti tokį trumpą epizodą, aptarti užduotus klausimus, iškilus klausimus mums ir manau, kad šituo klausimu mes ir baigsime šį epizodą. Tai va, Tomai, norėčiau visiems girdint tau palinkėti sėkmės kelionėje, kad toliau dalintumės įrašais, kurie padėtų žmonėms tobulėti ir manau, kad mes susikalbėsim jau greitai. Tai tikriausiai būtinai. Ačiū Jūs, kad pasikvietė į savo super fancy studiją ir tikiuosi greitai susimatysime ar Azijoje, ar Lietuvoje, bet podcastas.lt tęs savo veiklą. Taip, dėkui visiems, kurie klausėte ir iki. Ačiū visą.